Šioje pamokėlėje pakalbėsime apie savigyną ant žemės. Tai yra, ką daryti, kai priešininkas jūs griauna, kai jūs jau pargriovė ir, sakykime, kokių veiksmų imtis, kad atsistoti. Šiaip apskritai, savigynoje kova ant žemės yra visiškai nepageidaujama. Net nesvarbu, ar jūs to prasme esate kažkoks specialistas, net ir jiu-jitsu specialistas, ar sakykime, nebijate, sakykime, tos kovos ant žemės. Tai skirtumo visiškai nėra, kadangi net jeigu jūs ir esate viršuje ant priešininko ir jį, ta prasme, jį smūgiuojate, niekad nežinote realioj situacijai, ar dar nėra kažkokių papildomų to priešininko, vadykime, draugų, kurie, kol jūs mušat, bėgs ir spirsim į galvą ir viskas pasibaigs. Tai čia, sakykime, jau nebekalbu aš apie padėtį, kad jūs esate apačioje, kada nei smūgiuoti negalite normaliai. Plius, jeigu jisai dar išsitarė kažkokį ginklą, peilį, tarkim, dar kažką gintis nuo ginklo, gulint ant žemės yra dar sudėtingiau negu stovėsenai. Tad, žodžiu, atsiranda labai daug tokių neigiamų dalykų. Tad, kaip ir minėjau, savigynoje kova ant žemės yra visiškai nepageidaujama ir jeigu jau patekote, atsidurite kažkaip ant žemės, pirmas jūsų dalykas turi būti, jūs turite stengtis, kaip galima greičiau atsistoti. Kad galėtumėte vėl normaliai kovoti, galėtumėte gintis nuo įvairių dalykų, arba net jeigu yra keli priešininkai, arba galiausiai, kad galėtumėte pabėgti iš tos įvykio zonos. Apskritai, pati kova ant žemės yra labai platus dalykas. Yra begalės technikų, kurias naudojant galima ten nuversti ar kažkaip atlikti tam tikrus veiksmus. Tačiau, kadangi mes kalbam per savigynos prizmę, tai stengsime į viską žiūrėti taip, kaip galima paprasčiau ir, sakykime, dabar užakcentuosiu tos tokius esminius dalykus, kas liečia tą pačią kovą ant žemės. Nes, kaip minėjau, labai yra plati čia tema ir viską, aišku, net neišpasakosiu. Tad žiūrėsim taip palaipsniui truputį. Pirmas dalykas, kaip minėjau, tai yra neleisti, kad priešininkas jūs pargriautų. Čia, sakykime, pagrindiniai yra tokia situacija. Ten, kai jūs kažkas grūmėtės ar taip toliau, ta prasme, apskritai irgi pasakyti, net jeigu mes visą laiką stengiamės kovoti stovėsenoje, labai dažnai realiose situacijose, jeigu, iš karto, tai aišku, neeliminuoja iš karto priešininko, ten ar jūs iš karto išjungia jūsų, kaip sakyt, tada dažnai pradedama draskytis, kabinės ir kova būtent perina ant žemės, kad ir tai mes to nenorime. Bet vėlgi, žodžiu, dabar vyko kažkokia kova, ar mėšėdymas, ar kažką, ir pagrindinis dažniausiai būna griovimas, tai yra pagauna už kojų vienaip ar kitaip, ta prasme, arba šiaip tempia griauna ir, ta prasme, ir tokiu būdu jis griūna. Tad pirmas dalykas, ką reikėtų stengtis, jeigu vyko kažkas jau čia vyksta, jeigu priešininkas griūna jų į kojas, pirmas dalykas, aišku, atšaukti, ta prasme. Čia nebūtinai kaip pačiam, kad kaip sportinė prasme, gal labai atšaukinėti, nes neaišku vėlgi čia kokius toliau veiksmus perės ir toliau. Ta prasme, esmė yra viena, kažkas bam, arba bent jau vieną koją, ta prasme, atitraukti atgal, kad abiejų kojų nepalūkti, kad nepargriauti. Ir tuo metu, kai jis bando jūs griauti, čia jūs galite, čia jau kalbėjome, anksčiau kažkur pamokėlė, kad įrėmė būtent pasidaryti tą distanciją. Ar plėšti jį spausti žemyn, atakuoti ir taip toliau, ta prasme. Taigi, čia trumpai atsitėti išdėliosiu. Tai yra toliau, vėlgi, jūs čia puolam, jūs griaunat. Jūs, jeigu spėjate atšaukti atgal, jūs atvarkuojate, tiek tolimesnius veiksmus. Jeigu atšaukti atgal nespėjate, jau pagavo, matot, kad gali jūs griauti, iš karto grėbėte už veidą. Čia naudojate tą praškai draskinų sistemą. Tai yra grėbėte už veido, nesvarbu, akis nuosis, kas bebūtų. Ir veikdami už veido, bandate, ta prasme, prieš kiekvieną bandant kažkaip spausti, sukti. Gali būti, kad tai padės išsisukti. Tačiau tas pagrindinis tikslas to yra ne tai, kad išsisukti, bet jeigu jūs jau pagavo į griaunį, jūs jau žinote, kad jau jūs pusiausvyrą matote praradę, tai vietoj to, kad griūti ant galvos, atsidempus, jūs griūdami, jūs griūdami iš karto grėbėt už galvos. Tai yra griūdami už galvos, laikotės jūs pirma, kad patys netrenktumėt galvos, nes dažniausiai būtent pakaušas galinės dalies trenkimas jūs ir išjungia. Tai yra jūs jau griūdamas, grėbėt už galvos ir jau griūdamas stengiasi užimti kaip galima geresnę padėtį poziciją jūsų tolimesniems veiksmams. Tai yra griūnat, jau, kaip minėjau, pagrėbė už galvos laikot ir iš karto jau nespėjant, tik nugriūvę, iš karto grėbėt, nesvarbu, už nuosis, kaip kalbėjom, traskų sistemų, bet kur grėbėm ir sukat. Dažniausiai aš priešingai skauda, jis griūna, bam, bam, čia aš neusižiūrėjau, kaip minėjau. Neaiškiai dariau už paliko, bum, bėgat. Gerimas, vėl. Ta pati situacija, kažkas įvyko, gyniausi, bum, kaip minėjau, iš karto grėbė už galvos ir toj, sakykim, situacijai
iškart nepavyko man nugriauti, ta prasme, iškart nepavyko nusukti, aš jau nugriuvau ant žemės ir čia, ta prasme, jeigu jo galva prie pat, aš mačiau, turiu vietos, netgi jeigu man pirmo nepagau, aš čia turiu kol galvo jo laiku palengta, turiu vietos pasisyti, įkišti, tarkim, nykštį pirštą į akį ar kažkur paimti jam skausmingesnę zoną ir tada spausti. Čia, ta prasme, jeigu spaudžiu, aš nors kažkiek atsidariau, iškart, aišku, yra alkūnės, bet kas, ta prasme, galim duoti viską, kas jums šauna į galvą. Arba, kaip geriausiai, sukat, paprasčiausiai, drebet ir dingstat iš tos įvykio zoną, arba, ta prasme, atsistojate, iš karto mušat. Kitas variantas, vėlgi, jeigu jūs griovė ir pargriuvat, ta prasme, ir gyvybinė padėtėti atsirado. Čia vėlgi, jeigu jo galva arti, viskas tvarkoj, grebėt už galvos, tarp skausmingas vietas veikiat, tam, kad atsistotų. Jeigu jisai, ta prasme, kažkur atsistotų, jūs veidą jo nepasiekėt, čia, ta prasme, tada jūsų, arba, jeigu jis yra arti, arba tarpais, aišku, yra smūgiai, čia nes sportas mes galim duoti visą, ką norim, arba tarpais, kaklas kažkas gali būti. Tam tikrais atvejais galime kažkur ranką kažkaip pabandyti, rankos lūžimą kažką daryti, kad nors kažkiek išsisukti, kad galėtume paskui nuspirti ir taip toliau, bet čia tas jau sudėtinga pakankamai. Tad jūsų realiai pagrindinis tikslas yra jį nuspirti, jeigu yra kažkas. Bam, spardat, tam, kad jį atitolinti nuo jo, pasidaryti distanciją, ta prasme, kad jį galėtumėte atsistoti. Sakyk, gali būti situacija vėlgi, kad jisai, kai jūs griauna, atsirado užlipa ant jūsų. Tai yra vėlgi, čia, sakykime, yra vėlgi įvairiausių technikų, aišku, čia tie visi nustumimų, nuvertimai, bet mūsų pagrindinė, kadangi mes galime visą, ką norim, bet koks pastumimas atsiranda ir tarpais, smūgiai tarpai, už galvos grėbėm, jeigu pasiekė, ta prasme, akis, tarpais, visas vertimas ir bandom nugriauti. Pavyzdžiui, čia kiek noriu akcentuoti tokį dalyką. Sakykime, daugelis žemės visą kovą įsivaizduoja, kaip mato, ką sportė, mato, kaip per džidžitsu prizmę žiūri. Deja, kai kalba vyksta gatvėj, ant asfalto, ant kažkur cemento betono, ant plitučių kažkokių, ta prasme, ne žadėtė, ne nykšta. Bet koks vartimas, sukiojimas, bet koks, ta prasme, ten yra pakankamai skausmingas. Plius, sakykim, patys džidžitsu veiksmai, aš nekalbu, kad tenai kiek laiko juos reikia mokintis ir toliau, bet, ta prasme, net jeigu ir patyręs, ta prasme, jie, sakykim, realiau situacijai naudingi yra nebent tokie veiksmai, sakykim, kur, sakykim, kurie yra dusinami ten. Ar tai būtų kažkoks, ta prasme, kaip vadinam, ar kažkoks tai trikampis, ta prasme, smūgimas, ar kažkokio tipo giljotyna, tada kažkas, ta prasme, žodžiu, kai mes sugebam, ta prasme, jeigu ten užsmaugti ar kažką, priešininkas negauna reaguojas, tai galvas įsijungia ir mes laikinai eliminavom, galim pabėgti, tada viskas tinka. Tačiau daugelis tų technikų, kur yra skausmingi veiksmai, rankų įvairūs laužimai ir taip toliau, ta prasme, realiai jie savigynoj kaip ir neduoda to mums reikiamo rezultato, nes, ką jūs gatvėje praeisit, rankos laužimą baigėsit, ką jūs laušit, ką jūs pasiduosit jums, ta prasme, nes čia teisėjų nėra, čia niekas nesustabdys, laušit, kol jūs pasiduosit, pasiduodu, ką jūs turėtų darot, atleidžiat jį, jis atsistos vėl jūs puola, ar ką, nulaušit ranką, tai vėlgi gerai, jeigu jūs praeisit, verta, nulūža, šokas tada paveiksit, okei, tokia vieta dar galime suveikti. Bet jeigu, sakykim, tą jūs laužit, nulaužt tą ranką kažką, ta prasme, išsūksit, ta prasme, jisai vėl, ta prasme, pats tas skausmingo veiksmo, kaip ir, naudingumas, jis labiau naudojami ir kontroliavimui. O priešingo eliminavimui jie nėra labai tinkamas dalykas, kai kalbam apie realią situaciją. Gynyba gatvėje, vadinkim taip. Aišku, džidžitsu visi dalykai labai gerai praverčia, kai mums reikia pervesti kovą, ta prasme, kai mes esame, tarkim, vėl čia kažkaip užpuolę, jeigu kažkur mes esame, ta prasme, apačioj, tai aišku, čia visi dalykai, įvairūs pergriovimai, ta prasme, pervertimai, įsisukimai arba užlipimai, tie pasisikeitimai, aišku, jie labai naudingi. Bet mes dabar į visą reikalą pažiūrim per savignos prizmę. Todėl, sakykim, tų visų smaugimų ir tų visų dalykų, ta prasme, kas yra džidžitsu, jeigu jums aišku įdomu, labai gerai, ta prasme, tai įdomus dalykas, labai ir gali praverst, gali tą dalyką padirbėti. Bet jeigu kalbam apie eilinį žmogų, kadangi vėl savigina skirta ne sportininkam, kad jie vėl turi savo priemonės, eina kalba apie paprastą žmogų, moterį, dar kažkas. Tai tie visi sudėtingi dalykai, stresinė situacija, juos kad atlikti yra labai, ta prasme, sunku. Todėl čionai, sakykim, tokiu atveju, tarkim, užpuolė, užlipa ant viršaus, už į poziciją. Mes neina kalba čia, kad kažkokios, ta prasme, ar laužimus, ar kažką eisim. Esmė čia geriausiai veikia. Vadin toks psichuotas, kaip visą laiką kalbėjom, įvykti smūgiavimas. Be jokių tai yra tik pargriovę, aš iš karto, ta prasme, pradedu pult, jam vėl užpuolikas pats būna šokiruotas. Pult, griaunu, čia gali tarpo, ar konstruosiu, dar kažką, ta prasme. Tarkim, paim iš manekiną.
Tai yra situacija, visą laiką, ta prasme, jeigu būtų kažkur, ar tai nugriuvo, ar dar kažkas, ta prasme, aš paprasčiausiai paimu. Ir ta prasme, paprasčiausiai bandau iš to viso išsisukti. Ir tai prašė dažniausiai veikia geriausiai, be jokių papildomų technikų ir taip toliau. Jeigu tokia situacija atsidūrė, kad užpuolikas galbūt, čia daugiau gal tokie jaunimo atžvilgiu ar kažkiek, kad pargriovė ir jum bando daryti kažkokius, jis kažkokius tuos savykim džiudžitsu veiksmus, kažkokius populiaresnius ir toliau. Tai tada jeigu jūs prasite, kad šiandien sportas, jūs galite daryti, kas jums reikia. Tai yra, jeigu jūs kažkokį įsmūgimą dar kažką, bet kur pagauti, iš karto už akies, dreskimas, tarpkojais, ten bando jūs kažkokį nesvarbų smūgimą, jį kažkokį, trikampį gal tarkim, smūgimą kažkokį bando jūs, iš karto už akies eina, jums ta prasme, jūs galite dėtis bet kokių priemonių, jeigu jo galva kasti nosį, kažkas sako, mušti tarpkojį, taip toliau, ta prasme, žodžiu. Bet kaip minėjau, ta prasme, pati ta, kovos ant žemės yra labai plati tema, čia galima kalbėti daugybę visų, kiekviena situacija yra skirtinga. Bet per daug čia nebeužsistovėsim. Einam toliau. Ok, dar vieną galėtum paminėti, jeigu ant viršaus užlypa, ne? Ant viršaus užlypa ir jeigu čia nepasakyti, jis kažkaip gynasi. Aišku, čia geriausia būtų tarpais, bet jeigu jis dar aukščiau šoka, jums galbūt net nevertų smūgiuoti. Aišku, visą laiką pasiteikti, ta prasme, kitą koją vėlį, kad bent jau kažkiek sugriauti jo pusiausvyrą. Smūgis arba iš kelio, vėl čia kažką gali griauti, arba kaip tik nustumti, užkabinti kažkur griauna, ta prasme, kažkas bet kokia situacija, žodžiu. Ką tik jūs masat, kuo labiau jūs makaluosite, žodžiu, tuo daugiau galite kažko išpešti. Taigi, čia kas yra, kai jau pargriovė ant žemės. Kitas dalykas dar yra. Kaip minėjau, kad kai jūs atsidurite ant žemės, bet jūsų gynybos dalyko, ką dar ne, jūsų esmė yra atsistoti. Tad čia, sakykim, tai toks dalykas, nuo pat pradžiai pradėtume, stoja, griauna, šaukia kojas, bam, aš kažką bandau daryti, man jeigu tarkim kažkas nepavyko, arba jeigu jisai užšo, arba jeigu man pavyko jį nuspirti, arba jeigu jisai atsuoja, ne, jeigu jisai mane pargriovė, oi, bet dar neužgriuvo, man iškart esmė yra apsiginti savį, susigrąžinti distanciją. Tai yra, aš puolu, jį spardau, kad susigrąžinti kažkokią distanciją. Pagrindė, ta prasme, gynybos ant žemės, tai yra smūgiai į traumuojančias vietas. Tai yra kelias, aišku, kadangi yra kalbos su batas, aišku, į bluzikų galima, kelias ir ryšį, bet į bet kurią zoną. Kelias, kurį šiek tiek arčiau, į tarpą, aišku, jeigu sveikais bando smūgiuoti, į galvą, aišku, smūgiai, žodžiu, bet kokie smūgiai, kuriais mes bandome susigrąžinti distanciją. Bam. Tik atsirado kažkokia mato vietos atstot, bandom stotis. Aišku, stojamės, ne taip kažkaip lipdami, nes iškart jau stojamės, bum, gali būti į galvą ir viskas, arba dar gali yra kažkur kažkas. Esmė viso atsistojimo, tai yra jūs smūgiuojat, atsirado jums kažkiek distancijos, visą laiką vieną ranką dengiatės. Neaišku, nežinote, greitai smūgiuoja, ne? Bum, vėl galbūt teks nugriūt, vėl visą laiką vieną ranką dengiatės ir čia esmė vieną ranką, kur nesilikim. Vieną ranką ir priešingą koją. Padėtus ant žemės, šiek tiek įstelti savo svorį. Čia tą patį naudojama ir sporte visur. Ant žemės ir tą koją praeina prapačią. Ar iš karto atsistosit, ar per kelią atsistosit, jau skirtų manierą. Tai yra vėlgi, aš čia nugriuvu ar kažką. Bam. Opa, neleidžia prieiti, bam. Hop, stoju. Ir jau gali tą prasme perėti tą. Toks atsistojimas yra saugiausias ir, vadinkim, greičiausias. Dar atsidūrus ant žemės. Galbūt vėlgi neaišku, kaip jūs atsidūrsit, ne visą laiką atsidūrsit taip, kad iš karto jisai prie jūsų kojų. Tai yra nuolašus dalykas, kad jisai mane pargriavo. Ne, jeigu pakritimą dar turėtų. Bam, hop, bum, aš nugriuvau. Dabar jau čia kojas yra, jis man gali spardyti. Tai aišku, vėlgi iš karto bandau dengtis ir savo galvą, kaip galim toliau nuo jo padaryti. Tai yra, jis pradės spardyti, aš įsidengiu ir kopą. Iš karto sukuosi. Ir iš karto, aišku, bandom neprisileisti. Judam. Bam, atspirt, bum, į kelią. Žodžiu, esmė yra kontroliuoti distanciją, mušam ir progą atsistojame. Tai šias jums kas liečia pervedimą kovą į žemę, kažkokie veiksmai šiek tiek ant žemės ir atsistojimas.